Sveiki. Šiandien noriu su jumis pakalbėti tokia keista tema apie savinimąsi. Žmogaus turi dvi prigimtis. Apskritai jų turi gana daug, tačiau viena prigimtis yra žemiška, žmogiška, kita prigimtis yra dieviška. Ir kaip žmonės mes visus dalykus, kurie ateina į mūsų gyvenimą, prie kurių mes prisiliečiam, esame linkę pasisavinti. Pasisavinti tai nevogti, tiesiog priimti tai tarsi mums priklausytų visam laikui ir tai tarsi tai būtų mūsų. Dieviška prigimtis atvirkščiai viską paleidžia ir viską nelaiko savu, nes viskas yra viena, vientisa ir priklauso visiems. Žmogiška prigimtis savinasi viską nuo daiktų iki žmonių. Tačiau šiandien aš norėčiau kalbėti ne apie tą savinimąsi, kuris labai įprastas ir tarsi suprantamas daugeliu žmonių, kad neimk svetimo daikto, nesisavink dalykų, kurie sukurti kažkieno kito, nors viskas kūrėjas yra vienas, bet vis tiek per kažkokį kanalą ateina. Šitą mes visi daugiau ar mažiau suprantam. Aš noriu pakalbėti apie tokį subtilų niuansą savinimuose. Tai yra, kada mes su kuo nors susiliečiam, mes visuomet susiliečiam ne vien tik tai komunikacija, bendravimu išoriniu, bet ir vidiniu, mes susiliečiam savo energiją. Ir labai dažnai susilietę su kitais žmonėm, su situacijom savo energiją, nes mūsų laukai vis tiek susiliečia, ar mes tai matom ar nematom. Ir mes visus tos dalykus tempiam į save ir laikom savį. Štai apie kokį aš savinimąsi ir kalbu. Apie tą savinimąsi, kuris yra energetiniam lygmenį. Pasakysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, man prieš savaitę ar dvi įvyko toks atsitikimas. Nuėjau aš į vieną prekybos centrą apsipirkti, stoviu eilėje. Ir priešais mane stovėjo, tas vyrukas, kur prie konteinerių trinasi iš tos serijos, o prie jo stovėjo jo draugas. Ir aš pastebėjau, kad jo krepšyje yra skardinių, o jisai perka, dar vieną skardinę ten to gėrimo svaigaus, ne? Ir aš jam klausiu jo, sakau, ar tu, čia yra skardinės pilnas, sakau, ar tuščias. Reikėjo, nereikėjo sakyti, čia kitas klausimas, tačiau aš noriu akcentuoti kitą dalyką, kad jisai mane labai užsipuolė. Viskas labai greit baigėsi, aš nieko nepykau ant jo, tiesiog atrodo, aš jį paleidau ir staiga aš einu ir jaučiu, kaip mano viduje sukasi mintis, koks čia jis toks yra. Ir tiesiog aš jaučiu, kaip jis eina kartu su manim. Jis eina su manim mano viduje, mano mintise, netgi bando mintis kažkokį jausmą iššaukti, ar tai susierzinimą, ar tai pyktį. Ir aš tai užfiksavau ir tiesiog sąmoningai sakau, keliauk savo kryptim. Pasiunčiau jam šviesos bangą, kad tiesiog taip tokiu būdu nusprendžiau aš jį paleisti iš savo gyvenimo. Tai štai apie kokį savinimąsi aš kalbu. Aš kalbu apie savinimąsi, kada mes susiduriam su kitais žmonėm, įvyksta kontaktas, įvyksta emocija ir mes ją nešame su savim. Ta emocija, jeigu mes jos iškart nepaleidžiam, tas vaizdinys kito žmogaus, jisai ilgainiui pradeda suktis mūsų orbitą ir tampa mūsų energijos siurbikas. Tiesiog nepastebimai. Todėl aš jums siūlau šiandien atlikti mažą praktiką. Mažą praktiką kasdienybėje savo, tiesiog pastebėti, kur jūs susiliečiat su kuo ir kas sukasi po to iš to susilietimo jūsų viduje. Tiesiog stebėkite akylai kiekvieną kontaktą, kuris įvyksta dienos eigoje.
Stebėkite žmones ir stebėkite, kokį pėdsaką jie palieka jūsų viduje. Ir jeigu jūs pajutėte, kad kilo kažkokia tai emocija, jeigu pradeda suktis mintis arba net pokalbio nuotrupa, tiesiog sąmoningai perkelkit mintis kažkur kitur. Nukreipkite į kokį veiksmą, kuris jums patinka, kur jūs įsitraukite 100%. Ir jeigu dar dienos eigoje vis dar ateis tokios mintis ar tokie vaizdiniai, vėl sąmoningai nutraukite tas mintis ir jas perkelkite į kažkokią kitą veiklą, į žemę, kiškite rankas, kažką paveikite, kažką pasportuokite, padarykite 100 pritupimų, tikrai nebenorėsite daugiau galvoti apie tai. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad tai palieka pėdsaką mūsų energetiniam lauke. Ir jeigu mes laiku nesusitvarkom su šitais dalykais, jeigu mes jiem leidžiam būti arba iš viso jų net sąmoningai nepastebim, jie tampa mūsų balastu, kuris mums neleidžia įskleisti sparnų, būti lengviem ir tiesiog gyventi savo gyvenimą, o ne svetimą gyvenimą prisirinktą iš įvairiausių pakampių kažkokių dalykų, kurie ilgainiui nusėsta mūsų pasąmonėje ir tampa mūsų. Todėl šiandien labai linkiu šitą praktiką padaryti ir visada stebėti, kas į mus įeina ir laiku paleisti, kad neužlaikyti tos gyvenimo tėkmės, kurioje mes gyvenam ir kurioje mes galime tapti kūrėjais kiekvieną akimirką. Štai tokia akimirka gali tapti kūryba. Linkiu jums sėkmės, būkim kūrėjai.